Tai labas vakaras, kas esate kartu šio vakaro tiesioginėje transliacijoje, laidelėje kaip klausimas, atsakymas ir praktika. Ir ši transliacija vyksta gyvai tiek mano Facebook profilyje, tiek Širdies erdvės puslapyje, tiek paskui bus pakartojimas lik šitose puslapiuose, jeigu norint peržiūrėti, arba atsiras vėliau ir YouTube'ės kanale, kad bet kuriuo metu patogiai būtų galima klausytis ir išgirsti mano šio vakaro pasidalinimą, kaip ir kiekvieną vakarą, kas antrą ketvirtadienį transliacija apie savo pajautimus, energetinius suvokimus, pasidalinimus, kurie yra grinai iš gyvenimo ir kaip kartais mums atrodo ta kasdienybė tokia paprasta, bet joje visada galim rasti ir išvelgti, kaip gražiai vyksta ta energijų tėkmė, kaip viskas yra susiję ir kartais tai reikia tik pastebėti ir pamatysim, kad viskas yra energija ir kad viskas vibruoja ir kad viskas keičiasi sulig mūsų mintimis, jausmais, emocijomis, mūsų supratimu, suvokimu. Tai vad būtent apie mintis šį vakarą ir pakalbėsiu. Manau, jau esu kalbėjusi apie tai ne kartą, tačiau vis iškyla ta svarbi tema, kadangi tikriausiai daugelis esat ir skaitė, matė ir pastebėję, kaip mintis įtakoja tą mūsų realybę ir kad jeigu žinotume, kaip stipriai įtakoja ir kuo toliau, tuo labiau, tai iš tikrųjų vienas iš tų vietų, kuriai svarbu skirti dėmesio, tai yra mūsų protas ir mūsų mintis, nes mintis iš tikrųjų daug tos energijos perima ir teko pastebėti pačiai per save, kad kai daug galvoju, daug tokia susidaro minčių sankaupa, minčių sūkurys, jis aišku absorbuoja daug tos energijos, nes kad ir ką aš ten galvočiau, spręsčiau, ar kažką bandyčiau išgvildenti, net ir energetinius tos savo klausimus. Ir tuo pačiu metu mažiau energijos lieka ties antra čakra. Nes taip susiję, jeigu širdies centras yra mūsų vidurys, ar ne, ir jeigu žiūrėsim, tai tuo mūsų energetiniu stulpu, tai jeigu mūsų centras, tai mūsų trečiosios akis proto atkartojimas yra mūsų antroji čakra, antrasis energetinis centras, kuris yra mūsų pilvo, aukščiau šiek tiek negu pilvo apačia. Ir iš karto, jeigu ten galvojam kažką smarkiai, kažką galvojam, mūsų pilvo pačiai arba įsitempia, arba ten kažkas tai susikaupia. Bet, žodžiu, vyksta ten tokie nepatogumai, nes ten energijos sankaupa, ten visa koncentracija, o čia tarsi pasileidžia ir nebevyksta joks darbas, jokia energija tarsi neteka ir iš tikrųjų galbūt net ir išteka, nes jinai dalis tos energijos nuteka į galvą, o iš galvos kažkur ką tik tais prisikuriam. Tai ir vienas mano pažįstamas uždavė būtent tą klausimą šiandien apie mintis, tą klausimą, kaip miegoti, kaip užmigti, kai galva pilna minčių. Ir tikriausiai daugelis iš mūsų esam susidūrę arba susidurėm su ta situacija, kaip yra sunku užmigti vakare, jeigu būna daug ir tų minčių ir kažką galvojam, narpliojam, o tas narpliojimas atveria dar 5 ten galimus variantus, iš tų 5 variantų gimsta istorijos, po istorijos ir taip nuplaukiam kažkiek to laiko ir kiek to laiko kainuoja mums tol, kol užmiegam.
Yra ir kitas variantas, kurį irgi teko neseniai girdėti iš kito pažįstamo, kur sako, vos ne kiekvieną naktį žmogus atsibunda ir tada užplūsta mintis ir nebegali miegoti 3-4 valandas, kol paryčiais jau ten, galim sakyti, išsikankinus ir užmiega ir paskui būna sunku ir atsikelti ryte, arba nesinori net keltis, nėra to jokio pailsėjimo, jaučiasi tasai nuovargis. Tai va, iš tikrųjų minčių tų praktikų yra labai daug, kaip galima tas mintis kažkiek sutvarkyti, tai ta pati meditacija, kažkokia mantros praktika, maldos praktika, daugelis kitų dalykų, ar ne, ta pati, ką be paimsim, koncentracija, kur mes naudojam tą koncentraciją, ar tai būtų joga, sportas, ar tai būtų netgi elementarus ten kasdienis darbas namuose, buitiniuose dalykuose. Ir tai veikia puikiai, bet aš noriu pasidalinti, bet būtent jeigu eisim tiesiai, konkrečiai į mūsų protą, į mūsų mintis ir bet jeigu dirbsim konkrečiai su jom, ne per kažkokias aplinkinės praktikas, bet tiesiai su jom, nes esu ir pati pastebėjusi ir pas save, ir kaip pas mane ateina klientės ir klientai ir klausia, ką daryti, mane, tarkim, tos emocijos, jos tiek iškankina, kad paskui vakare sunku užmigti, arba labai daug tų minčių ir jos jau pradeda jaustis ir ima slėgti. Kartais to net ir nereikia emocijų, būna tiek minčių, kad kur jas visas padėti. Tai va, tai kokius dalykus pastebėjau, konkrečiai dirbant su mintimis. Tai kai pas mus yra kažkokia situacija, emocijos ir jos kelia mintis, jeigu mes stebėsim energetiškai tas mintis, imsim tokias savistabą, kiek išeina tų valandų per dieną, mes pastebėsim, kad tos mintis, jos energetiškai yra skirtingos. Jos galim, kaip žinot, kaip prijungia, matuoja tas pulsą mūsų, tas širdies dažnį, kur ligoninėse rodo, kaip tas pip eina, širdis kaip plaka. Tai taip pat yra ir mūsų mintis. Jos nėra paprasta linija, sueinančių su vienodu dažniu. Ne, jos nėra, jos yra tokios, eina, viena šoktelė, kita nusileidžia, tada vėl grįžta, vėl šoktelė, vėl nusileidžia, arba nusileidžia ir nusileidžia, ir to, kad eitų subalansuotai, vienodai tos mintis, arba kad mūsų ta tuštuma, tuščia, tas didelis tarpas tarp minčių. Jis yra labai retas ir labai mažas, ypač jeigu nesam atkreipę į savo protą, į savo mintis dėmesį. Nes vis tik mūsų smegenis yra raumuo. Ir tą raumenį mes turim irgi mankštinti, kaip ir bet kuriuos visus raumenis, juos mankštinti, kad jisai sutvirtėtų per tą, kad kuo daugiau jisai būtų toj būsenai, kada nėra tų minčių. Tai va, tai kaip mankštinam tos, kad niekas niekad neužmigtų, taip turim mankštinti ir protą, kad jis neužmigtų ir neleistų ten visakam smelktis ir pasidaryti chaosui. Tai va, tai kaip ir sakiau, ar ne, eina tos mintis ir jos būna vienus, tarkim, jeigu imsim euforiją, kažkas tai tokio labai smagaus nutiko, ką tikėjomės ir lūkesčiai mūsų pasitvirtino ir būna, tokia aukšta. Taip pat tos aukštos labai dažnai galbūt atsirastas stabilumas, bet po kažkurios tai dalies jinai nusileis.
ir nusileis, kad vyktų balansas. Tada vėl eina, arba vėl nusileidžia ir kadangi jeigu įkliūnam istoriją į mintis, dar nusileidžia, dar giliau nusileidžia, arba daugiau nusileidimo tų minčių, kur tos jau blogos, tokios negatyvios mintis ir jos tada ima taip daugintis greitai ir ta vat, visa ta, kaip širdies dažnė, kaip būna, taip labai, taip ir mintis būna. Ir jeigu negeros kokios, tai jų dar daugiau padažnėja ir tuo pačiu mūsų padažnėja ir širdies dažnis, kuris šiaip turėtų būti ramus, atsipalaidavęs. Ir kai tiek minčių, tada be jokios abejonės mums yra sunku užmigti, nes yra toks iššokinėjimas tarp mūsų galvoj ir mūsų širdyje. Ir jeigu atkreipsim dėmesį į savo širdies pulsą arba į savo kvėpavimą, tuo metu, kai mes negalim užmigti dėl minčių, mūsų kvėpavimas yra padažnėjęs. Mūsų širdies pulsas irgi yra padažnėjęs. Ir tai nėra ilsėjimosi būsena. Tai daugiau yra, jeigu pasportavom stipriai padirbom, tada tas kvėpavimas padažnėja, ar ne, bet jisai būna gilus, jisai būna toksai guvus, ir širdies toksai ritmas jisai būna, ir tada norisi eiti dar toliau kažką tai veikti, kažką daryti, nes energijos teka. O čia yra atvirkščiai, mes nesportavom, tiesiog daug galvojom, kiti raumenys buvo atsipalaidavę arba kaip tik įtampoje dėl tų kažkokių blogų minčių. Ir tada yra kūne disbalansas ir yra daugiau toksai išsibarstymas, kuris yra toli gražu nuo to poilsio, ko mes, tarkim, norėtume vakare atsigulus, ramiai atsigulti ir pailsėti. Tai va, tai dabar, jeigu tikrai neriam gilyn per šitą savo tokią praktiką, savo minčių savistabą, ir nuoširdžiai sekam savo tas mintis ir pradedam jį pajausti, jų tą skirtingą dažnį ir skirtingas vibracijas, kada jos yra tokios, kada jos nusileidžia, kada išdažnėja, arba kada tiesiog eina kaip fonas, pilkas fonas, pastovus eina ir viena kokia nors mintis būna, žuch, tokia. Ir vėl paskui eina ir vėl žemyn arba, tarkim, aukštyn. Tai mūsų dėmesys ir mūsų pagrindinė užduotis čia yra pajausti, pagauti, atskirus tas mintis, kurios turi tą emocinį šuolį stipriausią. Ir taip, tarkim, atsigulam arba medituojam, arba taip, ir kad dabar mūsų ta užduotis, tiesiog dienos bėgėje, bestebint savo mintis, stebėti jas ir pagauti tuos skirtingus dažnius leidžiančias mintis. Nes vienos yra tik foninės, tokios, kad tik mus kaip tarsi migdytų. Ne, sako, yra toks posakis, kad atsikėlęs, bet iš tikrųjų miega, kad ta sąmonė miega, nes tiesiog nekreipia dėmesio, kaip ten yra daug to ūžesio ir net nepastebi, kaip ten eina tų minčių. Bet visada ten yra tikslas, kad yra tos mintis ir viena kažkuri mintis būtų tavo su žemėjimu, su žema emocija, žema vibracija, kažkokį tą, kad keltų toliau dar daugiau to nužemėjimo ir dar pasileistų visas tas, o kaip toliau, o kas čia bus ir kas čia man dabar nutiks. Todėl stebint savo mintis, o kągi veiksim vakarą atsigulus, ar ne, belieka tik stebėti savo mintis. Labai siūlau, labai rekomenduoju ir labai kviečiu pabandyti ir pagauti. Pirmiausia, atskirti tas emocinės mintis nuo to paprasto plaukiančio fono. Ir pagauti tas, kurios yra žemų vibracijų, emocijos, kurios iš karto emociškai užkapina, nuo kurių prasideda daugiau istorijų, daugiau galvojimo, daugiau pasileidžia kažkokio tai negatyvo dažniausiai, arba įtampos, arba streso, arba dar kažko. Ir kai jau pajaučiam, kad jau ateina ta mintis, kuri yra kitokia negu tasai beinantis fonas, ją užčiuopti, tai yra ją pagauti ir sulaikyti. Žinai, kaip, tarkim, kokį drakoniuką už uodegos sučiupti ir palaikyti. Sustabdyti
kad stop, jau, arba kad aš toliau netesiu tos istorijos, kurias siūlo ta mintis, arba tiesiog ją, kad palaikau ir kaip koncentracija į tą mintį, tas užlaikymas ir sustabdymas, kad stop šitoj vietoj, kad jokios aš ten emocijos nebeleisiu, jokių ten istorijų nebetesiu. Ir palaikius keletą minučių, jinai atsipalaiduoja. Jinai dingsta, jinai nebegauna mūsų energijos, jinai nebegauna maitinimo. Ir jinai dingsta. Atsijungia. Ir atsijungia visos mintis galvoj. Kas įdomiausia, lieka tyla. Būna toks labai geras jausmas. Kuo stipresnę emocinę mintį sugebėsim pagauti, ją užčiuopti, sustabdyti, išlaikyti tas kelias minutės nesiveliant niekur, nes labai norisi pratesti istoriją, labai norisi eiti į tą mintį ir ten suakumuliuoti kaip ten kas. Bet jeigu pagaunam tą mintį, tada išlaikius, būna tarsi, aš ją vadinu mini transformacija, mini update'as persijungiamas, ir galvoj tuščia. Labai tuščia, švaru kaip iššluota. Ir tada tylu, viskas tarsi nurimę, nustebę, kas čia įvyko, kaip čia įvyko, niekas nebetėsi tų istorijų, nesivėlė emocija. Ir tada, kaip sekam savo kvėpavimą, tada tokia ramybė ir išeina užmigti. Jeigu ką kankina nemiga, kuri prabudina nakties viduryje, tai čia irgi tikrai reikalauja daug savistabos ir praktikos tie dalykai, bet patikėkit manim, kai imam dirbti su tuo, tai gaunasi toksai nuostabus visai žaidimas su savimi, kad, tarkim, jeigu ypač yra tas, kuri tikrai kankina daugelį būnas, kas negali užmigti vidurnaktį pabudus. Tai čia užduotis yra, kaip jaučiam, kad pabundam ir yra, žinokit, ta erdvė visada, tuščia ta erdvė, jinai atjungta, nereikia mums jos atjunginėti, nes vos tik pabudus, nuo mūsų darbo su savimi priklauso kokio ilgio, kokio tarpo, kiek minučių yra visada ta tuščia, visiškai tuščia erdvė. Ir pareina draugės gerosios mintis. Tai va, tai mes kaip pabundam vidurnaktį ir jaučiam tą švarą, tą tyrą, tą gerą erdvę. Man visada jinai jaučiasi naktį pabudusi. Tokia tyla, ramybė ir kad viskas yra gerai, viskas kaip yra, viskas yra gerai. Nuostabus jausmas, tikras gyvenimas, tos akimirkos. Ir kai tik pareina, yra užduotis tą naktį sugauti pačią pirmąją mintį. Čia jau yra sunkesnė užduotis, iš tikrųjų. Čia jau, taip jau ją įvaldyti reikia, bet vėlgi, ką mes veiksim, ką daugiau veiksim, pabudę tą naktį, jeigu vis tiek nėra ką veikti, miegas neima, o reikia kažką tai daryti su to miegu, tai belieka treniruotis, nes čia yra treniruotė, čia yra repeticija visą laiką, akimirką nuo akimirkos, situacija po situacijos ir taip visą laiką. Bet tą įvaldžius nuostabus rezultatai, nuostabus pojūtis ir tas pabuvimas toje tyloje, be minčių, tai būna wow, kažkas tai tokio, kad tas persikrovimas. Tai va, tai pabudus tą naktį, kai tą valandą ir pajaučiam, kad jau tą erdvę pajaučiam ir pajaučiam, kad ateina, pagauti pačią pirmąją mintį ir vėl ją taip pat pagauti ir laikyti, nieko negalvojant, sustabdyti, nesivelti, nieko negalvoti, tiesiog jauti, kirba kaip tas drakoniukas sugautas už uodegos, kirba, nori kištimtis. Tai nieko nereaguojam, niekur nesiveliam, nieko nedarom, tik stebim. Ir po kurio laiko praeina. Ta mintis ir nuplaukia. Ir tada daugiausia vidurnaktį jos
Nebent jeigu kažkokia ta emocija yra stipri ir jinai tuo metu yra kažkoks emocinis išgyvenimas, tai gali vėl pareiti po kokių 10 minučių. O jeigu nėra kažkokio konkretaus įvykio ar situacijos, kur yra emocinį kūną pažeidusi ir tiesiog tai yra kasdienybė, tada šiaip jos jau yra tą naktį kaip ir nebelabai grįžta. Arba jeigu grįžta, tai tokios silpnutės, tokias paprastutės ir mūsų koks geras dalykas būna, kad tas kūnas nebūna spėjęs visai išsibalansuoti iš to miego, pilnai pabusti ir patraukus tą atmintį ir atvėrus tą erdvę, tada pakankamai susikoncentravus vėl išeina gerai užmigti ir jau išmiegoti daug daugiau valandų, negu skirti tas 3-4 valandas mintims, kurios nešioja pirmyn atgal, neaišku kur, neaišku apie ką, neaišku kokios tas istorijos ir kur jos ten rutuliojasi ir nusirutulioja. Tai va, tai iš tikrųjų, kaip ir sakiau, su mintimis yra daugelių galimų būdų dirbti. Ir kartais mes kažką darom, kartais net nesuvokiam, kad mes iš tikrųjų dirbam su mintimis. Bet jeigu einam tiesiogiai į mintis, į jų pasaulį, tai vat, tada galima išbandyti mano šitą metodą, kurį pasiūliau. Kai vidurnaktį nelabai tos jogos padarysim, ar kažkur kažką taip net kartais ir nesinori, ar ne, sėstis tą meditacijos pozą ten 2 valandą nakties, nors galima ir atsisėsti visai irgi gerai, jeigu labai ilgai nesimiega. Irgi, tarp kitko, gera patirtis. Ką reiškia medituoti, kai yra visiška tyla ir miestas nurimęs, visi žmonės miega, tai irgi visiškai tokia erdvė ir labai geras potyris šiaip išbandyti tą naktinę meditaciją. Bet jeigu tikslas ne tas, o tikslas yra kuo daugiau pailsėti ir išmiegoti tų valandų, tai tada, jeigu kankina tokios minčių atakos, tai vat, jas gaudyti, stabdyti, jas gaudyti, stabdyti. Tai yra ta tiesioginė darbinė situacija su minčių mūsų raumeniu, kurį paskui tada įvaldom ir būna natūralus, ir tada tampa natūralus dalykas sekti savo mintis ir tada valyti, skanuoti, kurios reikalingos, kurios ne, kurios kokių yra vibracijų ir kurios mus nešioja. Ir tada būna tas pasirinkimas, reikia man jų ar nereikia. O iki kol mes jų netkreipiam dėmesio, jų nestebim, nepastebim, tada taip visko reikia. Visko reikia, viskas reikalinga, viskam duris atviros ir visas tas chaosas vyksta. Tai va, o vat, atkreipus dėmesį ir įgavus įprotį stebėti tas mintis, jas skanuoti, jausti, išjausti, pajausti. Tai užtrunka, bet kaip tada atsiperka ir atneša gerų rezultatų. Ir tada tas gyvenimas įgauna kitokių kokybės tų atspalvių ir vis ir daugiau atsiranda tų tuščių tarpų tarp minčių. Ko aš jums šį vakarą ir visada linkiu, kuo ilgesnių tarpų tarp minčių. Būti toje gražioje ramybėje ir tame gražiame pulsavime, tiesiog buvime. Tai va, tai tiek šiam kartui, tiek šį vakarą. Ačiū, kad jungiatės, kas žiūrėjote ir lauksiu susimatant jau kitose transliacijose kitą savaitę. Iki ir gerą vakarą.